Kelintas jau tau tai Matsuris yra? Sunku būtų suskaičiuoti, aišku, kažkiek esu praleidęs, bet spėju, kad visus, neskaitant kokių gal 2. Ne, bijau net sumeluoti. Iki 10 kažkas. Kaip tau šis renginys patinka, kas labiausiai patinka jame? Kas labiausiai patinka, kad būtent pavasarį, tai vėl visi susitinkam po viso žiemos sezono miego vadinamo, tai tokia atidarymo drifto šventė, tai iš karto jaučiasi, kad jau galima ruoštis pilnai sezonui, tai tuo pačiu gerai atsitreniruoji, pravežioji savo fanus atėjusius, labai smagu, kai tiek žmonių ateina vien pravažiuoti ir toks geras jausmas, žodžiu, kad viskas prasidės iš tikro rimtai. Buvo kokių nors žmonių, kurių laukiai, kokių nors dalyvių, kuriuos norėjai sutikti? Kažkaip nebuvo tokios minties, kad kažko būtent laukčiau. Aišku, smagu, kai Linas pakviečia svečių, tai Aurimas jau kelintą kartą, tai šiemet jau Kristaps Blaš atvyko su mumis, tai aišku, neteko kartu suvažiuoti, nes kai tiek mašinų, tai labai sunku pagauti kažką, tai tiesiog su kuo tenka, su tuo ir važiuoju. Šiaip smagu, kad labai daug žmonių atvyksta, aišku, Linui turbūt daugiausiai vargo yra atrinkti visus žmonės, bet smagi šventė gaunasi. Vis tiek jau treniravaisi, aišku, ir prieš Matsurį. Šiaip kaip tau pačiam treniruotės visos ėjosi jau prieš patį Matsurį? Ėjosi taip, kad už vakar tik tais atėjau, pasižiūrėjau, kas negerai, sėdau ant tralo, atsivežėm ir viskas, šiandien mūsų pirmi važiavimai. Jokių treniruočių nieko, čia yra mūsų pirminė pagrindinė treniruotė, o prieš tai nieko absoliučiai. Yra kokia nors svajonė, tarkim, kad ir keliauti į masterius? Šiaip būtų faina tikrai pasibandyti, aišku, kas įmanoma labiausiai, tai turbūt Latvijoje vykstantys masteriai, bet faktas, kad ir startinis tikrai krūva kainuoja ir etapas tikrai nemažai kainuotų, tai toks norėtųsi, bet kaip ir finansai šitoj vietoje šiek tiek pristabdo. Faktas, kad reikia dar ir ne garantijų, o kad tave rekomenduotų, kaip pavyzdys, kad tu gali važiuoti, kad tu saugus ir patikimas tose varžybose. Ne šiaip, aš sugalvojau, noriu drift masterius, sakys, apsuks taip ir viso gero. Tai va, tai čia realiai kas gauna tą vadinamą wild cardą, tas ir važiuoja. Yra vienintelė opcija, jeigu pirmą etapą Latvijoje pavyksta laimėti, tai tada gauni wild cardą ir galėtum dalyvauti masteriuose. Va tik tokia opcija. Kitos kol kas nėra. Mano, tai čia yra pats pirmas Matsuris, kuriame dalyvauju, o tavo vis tiek jau ne pirmas, kaip jau žinau. Ant kiek tavo akimis lygis pasikeitė, nes jau ir svečių mes turime Iron Vytą, kuris atvyko su filmo premjera. Šitas geras, nemačiau, nes realiai visą dieną mašinai. Smagu, kad pritraukia naujų žmonių, tobulėja renginys, kasmet vis geresnis. Aišku, kartais nepasirinksi oro sąlygų, bet, kaip matom, pagal trasą jau jinai išplatėjusi yra faktas, kad jau gali saugiau važiuoti, nenuleisti kažkokį griovį tokio gilio ir išlaužti ratą, bet stengiasi. Viskas tobulėja, dalyviai taip pat tobulėja, technika tobulėja, viskas kol kas į gerą pusę. Norėjau paklausti apie mašinos projektą, jeigu, tarkim, nebūtų limito ten biudžeto, tarkim, kokį projektą norėtum svajonių pasidaryti? Nebūtų limito, aš manau vis tiek likčiau prie vokiškos BMW technikos, bet spėju, kad kažką iš naujausių, bet mano širdis greičiausiai linktų prie M2, kaip mūsų Vasiliauskas pasidaręs. Na ką, ačiū tau, šiandien geros dienos.